Prekės visur, skęstam. Viskas. Daunė. Padaryta. Surinkta. Tai vakar dar neparodžiau. Reikia stengtis tik neįskleisti. Nes yra su hermetiku biškelė. Tai žodžiu, ten viduje dar buvo ties ta vieta, buvo dar viena šitas stalnikas. Dabar net nesimato čia. Tada taip irgi apžiūrėjau. Irgi atrodo, nu, daugiau gal nieko nėra. Bet pasirodo, yra. Tai jo, tenais dar stalnikas. Bet dabar jau viskas pakeisti. Tai vėl naujas stalnikas iš čia. Ir... čia negali skleisti. Ir naujas stalnikas tenais. O dabar kas manęs laukia? Vėl surinkinėjimas. Oras ne kažką, užsigrūzinsiu prieš kelionę. Ne užsigrūzinsiu, užsigrūzinsiu, grūdinsiu. Žodžiu, viską surinkinėjau. Brrr, šalta. Tai kaip tu važiuosi, jeigu šalta jau dabar? Ką žinau. Žodžiu, čia jau surinkta, darbinis sudėtas, viskas surinkta. Tai dabar lėkiu nusivalyti šitą reikalą. Kažkur jis turėjo būti. Vat, nusisausinu šitą, atsivalau hermetikus, atsivalau iš vidaus hermetikus ir dedu dangtį. Užsidėjęs dangtį, kaip ir būnu čia viskas surinkęs ir viskas, variklis, hajakšti varikliai ir tiek žinelių atrodytų. Ką, einu darbuotis. Na, viską susirinkau, prisipyliau pavarų dėžę tepalo. Dar čia, kad dar liko užsidėti ir ten tas kardutė, bet palauksiu, kol pasijungsiu, uždėsiu variklį, nes ten reikia tempti vėl ten tokią sprendžinką. Ir kaip ir viskas, varau pasivežti keltuvą, jeigu bus laisvas. Tada keltuvas ir ką, vėl variklį atgal į vietą. Ir va taip va. Ar netgi jau taip reikės. Žiūrėsim, kas čia man gausis. Varau pasivežti keltuvą. Nu ką, matot, variklis jau kaip ir vietoje. Varžau, daug nebeliko. Nu, bet tas daug nebeliko, tai dažniausiai daugiausiai laiko ir užima, daug nebeliko. Bet svarbiausia dabar, kad jis man nebeleistų tepalo ir važiuotų. Tai ką, reikia, mama rūpinasi ir kad nenukriščiau prie pliumpo. Tai pietus, vakarienė ir pusryčiai. Ačiū mamai, skanaus valgantiem. Ką, tiesos akimirka, palaikysiu kokį 15-20 minučių ir bus viskas aišku, arba laša, arba nelaša. Niekaip neuždedu ten tos sankabos spiruoklės. Valandą laiką jau žudžios rankas nusidaužiau. Atrodo, čia net pirštai lūžo. Praeitą kartą uždėjau šiaip, ne taip dabar visiškai nesiseka. Na čia. Net žiauriai nervai ėmė, žiauriai. Darausi piktas ant pliumpio. Nu, bet tikėkimės, kad bus good. Tai jo, tą reikia kažkaip spiruoklę pajungti ir visą kitą kaip ir surinkta jau. Daug mažiau.
Vienu žodžiu. Važiuoju vėl detalių ieškoti. Pila kaip iš kibiro. Juokauju. Nei lašelio. Pagaliau. Gerai, aš čia pavariau, tai realiai per kokius. Tai vakar valandą. Ir šiandien jau surinkau truputį ilgiau, tai kiek dabar yra grubiai per 5 valandas bendrą laiką sudėjus išsiėmiau ir atgal viską surinkau. Bet jau iki galo gal ne į 5 valandų neužtrukau. Stipriai. Tai va, žodžiu, jaučiuosi labai laimingas, nelaša pagaliau. Tik iš dėžės tas garsas, bet jau čia jau nieko nebepadarysi tikriausiai. Toks kaukimas. Bet, sakė, gal liečiasi dantračiai, nesueina lygiai. Tai šį žodžiu, jau kapitalinį remontą tikriausiai reikėtų daryti. Tai nėra ten, kad baisiai užtų, ta prasme, bet gal dar šiek tiek tepaliuko reikės dapilti pabandyti. Vienas su to tepalu vis man maža. Tai pabandysiu gal šiek tiek vis dėl to dapilti, nes nežinau, 2 yra varžtai, vienas žemutinis, kitas aukštutinis, va, per tokį maždaug atstumą, tai nežinau, kuris. Gal jie abudu yra, ta prasme, vienas viršus tai maksimumas, o kitas tai jau tipo, kai jau visai jau mažai. Tai nežinau, dar reikėtų iš tikrųjų pasidomėti. Kas dar? Varau į Kauną, pas šeimyną, pasilsėti keletą dienų dar, nes jau dabar jau nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, šiandien ketvirtadienis, tai dar jeigu būčiau iki dar kokie, grubiai dar man reikia su pasiruošimu, su sudėjimu, su įsiklojimu, ten apsitvarkymu dar, man dar reikia kokių 2 dienų, manyčiau, grubiai 2 dienų jo. Tai jeigu dabar dar būčiau dar 2 dienas ir tada iškart išvažiuočiau, tai labai ilgas laiko tarpas būtų vėl kaip be šeimynos. Tas pats, kas į Norgį išvažiuočiau mėnesį. Tai važiuoju pa šeimyną, pabūsiu ilgajam savaitgaliui, tada grįžtu, porą dienų, paukšt, rūšiuoju viską, susidėlioju ir tada go. Aišku, dar vieną dieną reikėtų gerai prasivažiuoti, sakau, gerą ratą pažiūrėti, ar jis viskas tvarko ir viskas laiko, ar niekas nebėga. Reikės mašiną išsivalyti Kaune, tokią vieną gerą vietelę, žinau, kur galima ir sirbliuotis, ir valytis, neribojamas laikas, tai nes dabar tokia, kokia mano mašina yra, tai tikriausiai niekad nėra buvus mano mašina tokia, kokia dabar yra. Pilna, primėtyta, žodžiu. Baisulinė. Nutepaluota visų. Bus reikalų įsivalyti, spėju. Bet nieko. Porą 3 valandėlių ir išblizginsiu. Tai jo, apie pasiruošimą tiek. Mašinas dabar važiuoju ir galvoju. Aš turiu... Ta prasme, važiuoju ir priešais mašiną važiuoja su stogo bagažinė. Ir kelias minutės aš jau jį paskui važiuoju ir aš atsiminiau, kad aš turiu stogo bagažinę. Ir tada galvoju, ką man
man reikalinga, gal galvoju reikėtų mesti ir parduoti. Tokia pati ta Thule XL ar XXL. Didelė, žodžiu, gera stogo bagažinė. Galvoju reikėtų gal mesti parduoti, kam man reikalinga. Guli tiesiog, kad gulėti. Ir tada man tokia mintis, aš galiu įsimesti į pliumpį į priekį ir ten laikyti visus daiktus, o tada tikrai man jau nesušlaps niekas. Ten ir miegot galėčiau, kaip koks Dracula. Šiaip realiai rimtai galėčiau miegoti. Dracula. Tai bet galvoju, kažin kokio jisai ilgio yra, nebepamenu. 2 metrų tai tikrai kad bus. Bet tada bus per ilgas, bet nesvarbu, gali būti ir pasikėlęs priekis. Ar biškis skersiau įdėti jį, bet tada atrodysiu, kad vežu karstą. Bet koks skirtumas, ne? Kam kaip kas atrodys. Bet žinočiau, kad mano daiktai bus sausi visada. Čiuk užsidarė viskas. Reikės labai gerai pagalvoti. Būtų žiauriai gerai iš tikrųjų ir palapinė, ir miegmaišis tilptų tenais. Viskas ten tilptų. Ir nereikėtų man tada darytis to specialaus tento, kad nesulytų man daiktai kiti. Tam paukštų sudarėjai, viskas ramu. Parlėkiau į Kauną. Pagaliau. Dar, kad nepamiršti, tai reikia iš sugrįžtamųjų vamsdelį, jau kai pareina iš purkštukų ir pareina atgal vamsdelis į baką, į kabiną ir į baką. Tai dabar pravažiavau dar, nežinau, gal prasijudino, aišku, ten kai kėlėm variklį. Tai kai prasilėkiau dabar, tai šlapia, jau buvo ant bako visur, šlapia, žodžiu. Tai nežinau, ar čia tokio pasidaryti reikia, ar čia man tiesiog tik tais ant galiukai tiktų ir pasidaryti iš paprastos šlangutės, nes ten spaudimo tai nebus. Nes iš siurblio sukelia spaudimo, iš čia neturėtų sukelti, ten tiesiog sugrįžtamoji, manau, kad ten ar sukelia, nežinau iš tikrųjų. Tai reikės pasitarti ir pagalvoti, kaip čia ką geriau pasidaryti. Arba, nes ten specifiniai du galai, vienas toks mažytis su bumbuliuku, o kitas jau su varžtas, kur kišasi varžtas su skyle. Tai galvoju, galbūt reikėtų iš 2 galų nupjauti ir tiesiog aukšto slėgio šlangutę tada su hamutais gerai sutempti, įkišti ir viskas. Ir dan. Gali dar pagalvoti gerai. Tai va, tai ką žinau, chebrytė, tikriausiai šiandien tiek iš mano pusės, iš jūsų pusės. Like, share and subscribe. O ką žinau, daugiau galbūt nieko. Keletą dienų pasilsėti, pabūti su šeimyna, parvažiuoju atgal, susiruošiu ir go. Aplink Lietuvą. Go, pliumpis. Žodžiu. Gerai. Share, like, subscribe, ačiū, kad žiūrit. Čiau.